Capital Safety. Bandymų laboratorija ant ratų – tai dinaminių bandymų stendas, kuriame demonstruojama, kaip veikia saugos priemonės. Jame imituojamos realios pavojingos situacijos, susidarančios jūsų darbo vietoje. Simuliuojamas krentančio kūno stabdymas naudojant skirtingas apsaugos priemonės, parodoma, kokia smūgio jėga tenka krintančiam kūnui ir kokio atstumo reikia kritimui stabdyti. Į ką reikėtų atsižvelgti susikuriant apsaugos nuo kritimo sistemą. Įvertinti, kokios jėgos veiks kritimo stabdymo metu ir koks saugus aukštis reikalingas. Apsaugos nuo kritimo sistemą sudaro 4 elementai. A dalis – inkaravimo įtaisas. Tai saugus kritimo stabdymo sistemos pritvirtinimas prie konstrukcijų. B dalis – kūno saugos diržai, apraišai, turintys vietą prisijungimui prie kritimo stabdymo sistemos. C dalis – jungiamoji dalis, jungianti naudotoją su inkaravimo tašku ir sugerianti kritimo energiją. D dalis – nukentėjusio gelbėjimas po kritimo yra privalomas apsaugos nuo kritimo programos komponentas. Plačiausiai naudojami laikini kilnojamieji inkaravimo įtaisai. Vienas iš pavyzdžių – plieninė kilpa, naudojama apsukant aplink siją arba panašią konstrukciją. Fiksuojamas sijos inkaras, kurį galima priderinti pagal atitinkamą sijos plotį. Inkaras gali būti pritvirtintas bet kurioje sijos vietoje, tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. Sistema pajungiama naudojant metalinį žiedą. Sujungimui naudojami karabinai ir kabliai. Naudojant karabiną labai svarbu jo padėtis. Apkrova jokių būdų negali veikti karabino užrakto. Jei smūgis tenka užraktui, karabinas atlaiko 3-4 kartus mažesnę jėgą nei įprastai. Kablio, kurio užraktas atidaromas dvigubu veiksmu, konstrukcija šį pavojų pašalina. Kad būtų aiškiau, kokias jungiamasias priemonės pasirinkti, turėtumėte įsivaizduoti, kokios jėgos realiai gali veikti žmogaus kūną stabdant kritimą. Pirmasis bandymas – imituojamas 100 kg kūno kritimo stabdymas naudojant 1 metro ilgio plieninį lyną. Kūnas laisvai krenta maždaug 30 cm. Indikatoriuje, kuris parodo smūgio jėgos dydį, sustabdant kritimą, matome 1238 kg. Antruoju bandymu imituojamas kūno kritimo stabdymas naudojant 1 metro ilgio pintą poliamido lyną be jokio energiją sugeriančio elemento. Prieš bandymą lynas minkštas, lankstus, siūlės statmenas lynui. Kūnas laisvai krenta apie 80 cm. Kūnui tenka net 4 vienas po kito sekantis smūgiai. Indikatorius parodo pirmojo smūgio jėgos dydį – 1248 kg. Po kritimo lynas sukietėjo. Jo struktūra pakito dėl to, kad lynas išsitempė, deformavosi lynžiedis. Taip pat pasislinko mazgas. Tai matyti iš įstrižų siūlių mazgo susiuvimo vietoje. Per pirmosius 2 bandymus užfiksuotos smūgio jėgos žmogaus kūnui būtų pražūtingos ir sukeltų mirtinus vidinių organų pažeidimus. Akivaizdu, kad lyno be jokio energiją sugeriančio elemento kritimo stabdymui naudoti negalima. ES standartuose numatyta didžiausia leistina apkrova žmogaus kūnui yra nedidesnė nei 600 kg. Trečiam bandymui imamas lynas su energijos sugerėju absorberiu. Lyno galas, kuriame yra absorberis, jungiamas prie kūno, o kitas galas su didžiuoju kabliu jungiamas prie inkaravimo taško. Būtinai reikia atsižvelgti į saugų aukštį, tai yra turimą laisvą tarpą tarp kūno ir žemės ar kitos pirmos kliūties, kad kritimo stabdymo momentu kūnas į nieką neatsitrenktų. Skaičiuodami turime susumuoti šiuos dydžius: lyno su absorberiu ilgį, kritimo stabdymo atstumą, apraišų inkaravimosi žiedo poslinkį, įvertinus apraišų išsitempimą ir žmogaus ūgį. Taip pat būtina pridėti mažiausiai 0,5 metro atsargos faktorių. Bandomasis lynas su absorberiu. Kūnas laisvai krenta maždaug 1,8 metro. Indikatoriuje matome smūgio jėgos dydį – 493 kg. O tai neviršė didžiausios leistinos apkrovos. Kuo mažesnė ši jėga, tuo lengvesnės žmogui kritimo pasekmės.
Taip pat matome, kiek pailgėja išplyšęs absorberis. Išplyšimo ilgis priklauso nuo kūno padėties kritimo momentu, nuo laisvo kritimo aukščio bei nuo kūno svorio. Šiuo atveju būtų kritęs žmogus, jis po kritimo kojomis būtų atsitrenkęs į žemę ir patyręs didelių sužalojimų, nepaisant to, kad inkaravimo taškas būtų buvęs virš jo galvos. Naudoti lyną su absorberiu saugu tik tada, kai nuo inkaravimo taško iki žemės yra bent 6,5 metro. Paskutiniam bandymui imamas įtraukiamas kritimo stabdytuvas, dar vadinamas automatiniu blokatoriumi. Judant bet kuria kryptimi, lynas yra įtemptas, o tai leidžia naudotojai laisvai judėti. Kritimo atveju vidinė blokavimo sistema sustabdo lyną ir sulaiko kritimą. Kritimo stabdymo metu blokatoriaus mechanizmas palaipsniui išsiblokuoja ir apkrova naudotojui sumažinama iki nepavojingos. Blokatorius tvirtinamas prie inkaravimo taško, o įtraukiamo lyno galas prie kūno. Kadangi lynas visuomet yra įtraukiamas grįžtamąja spyruokle, tiesiog leidžiame kūnui kristi iš esamos padėties. Matome, kad kritimo stabdymui prireikė vos 40 cm, o kūnui teko 330 kg apkrova. Automatinis blokatorius, turintis pakėlimo funkciją, praverčia, jeigu po kritimo žmogų reikia iškelti iš uždaros erdvės. Automatiniai blokatoriai gali būti ir daug kompaktiškesni. DBI sala Nanolog labai kompaktiškas, sveria apie 800 gramų. Korpusas jungiamas prie apraišų nugaros žiedo, o įtraukiamo lyno gale esantis kablys prie inkaravimosi taško. Turi papildomą energijos absorberį. Kritimo atveju lynas iškart užsiblokuoja, suveikia kaip automobilio saugos diržas. Matome, kaip atrodo Nanolog blokatorius po to, kai buvo panaudotas kritimo sulaikymui. Kūnas krito iš tokios pat padėties, kaip per lyno su absorberiu bandymą. Stabdant, energijos sugerėjas atsidarė vos 10 cm ir sulaikė kritimą. Tai beveik 2,5 metro geresnis rezultatas nei naudojant lyną su absorberiu. Nanolog blokatorių galima naudoti ir inkaruojantis pėdų lygyje. Būtina atkreipti dėmesį, kad lynas nepatektų po pažastimis ir neapsivyniotų apie rankas ar kaklą. Lynas visais atvejais turėtų būti aukščiau pečių. Specialus Nanolog modelis, atliekantiems suvirinimo, metalo pjovimo ir panašius karštus darbus. Jo lynas iš karščio atsparaus Namexo kevlaro audinio. Absorberis apsaugotas nuo kibirkščių poveikio. Tiems patiems karštiems darbams pritaikyti apraišai iš specialaus Namexo kevlar audinio. Labai svarbu tinkamai užsidėti apraišus ir mokėti juos prisiderinti. Kuo geriau ir tiksliau tai padarysime, tuo mažesnės bus kritimo traumų pasekmės. Užsidedame apraišus ant pečių, užsegame krūtinės dirželio sagtį. Vieną po kitos užsegame kojų diržų sagtis. Patikriname prigludimą, bandome pakišti delną po diržais. Tarp diržų ir kojų gali tilpti plaštaką, bet turėtų nepakakti vietos jai sugniaužti. Įsitikiname, kad krūtinės dirželis yra ties krūtinės viduriu, nei aukščiau, nei žemiau. Nugaros žiedas turi būti tarpumentyje. Jei krūtinės dirželis bus ne vietoje, kritimo atveju apraišams pasislinkus, smūgis teks Adomo obuoliui, kuris gali pažeisti trachėją. Pakėlę žmogų už nugaros žiedo, matome, kad apraišai gerokai per laisvi ir net neleidžia laisvai kvėpuoti. Delta modelio apraišai turi revolver reguliatorius. Labai lengva mažinti ar didinti apraišų apimtį, be to nelieka besipainiojančių diržų. Teisingai prisiderinus apraišus, netgi jiems ir pasislinkus kritimo atveju, papildomų traumų tikimybės nėra. Skirtingi apraišų modeliai gali atitikti tą patį Europos standartą, bet skirtis jų patogumas, patvarumas ir funkcionalumas. Tai priklauso nuo panaudotų medžiagų kokybės, papildomų detalių suteikiančių geresnį patogumą. Labiau ergonomiški modeliai gali turėti apsaugą nuo persipinimo, greitą revolver tipo apimties sureguliavimą, drėgmę ir purvą atstumiantį audinį, automatinės sagtis. Dar aukštesnės klasės modelis turi specialaus audinio paminkštinimus ties pečiais ir šlaunimis. Mėginame užsidėti vieną iš aukščiausios klasės apraišų. Naudojant šios klasės modelius, kabėjimo traumos pasekmės bus švelnesnės, lyginant su kitais. Be to, jei turėsime dirželius apsaugai nuo kabėjimo traumos, kritimo atveju tai suteiks laikiną atramą kojoms. Taip nuimsime apkrovą nuo šlaunų diržų ir atstatysime kraujotaką kojose.
Gelbėjimui optimaliausia naudoti specialią įrangą. Tuomet nukentėjusį galima operatyviai pakelti arba nuleisti į saugią vietą. Matome DBI Sala Rolglis R550 gelbėjimo ir nusileidimo įrangą. Įranga turi dvigubą stabdžių sistemą bei rankeną nukentėjusiojo pakelimui. Taip pat galima naudoti akumuliatorinį suktuvą, kuris jungiamas gelbėjimo rankenos centre ir palengvina nukentėjusiojo iškelimą. Ši įranga tik gelbėjimui, jos negalima naudoti kaip kritimo stabdymo priemonės. Imituojamas nelaimingas atsitikimas bokšte. Auka negali savarankiškai nusileisti dėl patirto šoko kritimo metu. Todėl nuleidžiama žemyn naudojant DBI Sala Rolglis R550 gelbėjimo ir nusileidimo įrangą. Įrangai pakabinti pritaikomos bokšto konstrukcijos. Svarbu, kad inkaravimo vieta vienai įrangai pakabinti atlaikytų 12 kN statinės apkrovas. Įrangos lynas prijungiamas prie aukos apraišų nugaros D žiedo ir auka nuleidžiama žemyn. Jei auka būtų be sąmonės, būtų privaloma ją lydėti, kad neįstrigtų tarp apsauginių lankų. Nukentėjusiam pasiekus saugią vietą, jį reikia pasodinti, atremti nugarą, sulenkti kojas, atlošti galvą, atjungti gelbėjimo įrangą. Iš pradžių atsegamas apraišų krūtinės dirželis, kad būtų atstatyta kraujotaka rankose. Nei gelbėjimo metu, nei po gelbėjimo jokių būdų negalima guldyti nukentėjusiojo horizontaliai. Jei įmanoma, jis turi būti nuleidžiamas sėdimoje padėtyje, o nuleidus bent 30 minučių laikomas sėdimoje padėtyje. Tiek turėtų trukti pristatymas į ligoninę. Per tą laiką po truputį atleidžiami kojų diržai, kad iš lėto atsistatytų kraujotaka bei organizmui nebūtų šoko dėl toksinais užteršto kraujo. Transportuojant nukentėjusįjį reikia papildomai teikti deguonį, neleisti judinti kojų. Kiekvienas nukentėjusysis, kuris kabėjo ilgiau nei 15 minučių, net jei nėra akivaizdžių traumos simptomų, turi būti pristatytas į ligoninę tam, kad ištirti inkstų funkcijas. Kraštutiniams atvejams gali būti taikoma dializė ar kitos specialios procedūros inkstų funkcijoms atstatyti.